Sveiki atvykę prie naujo video ir šiandien aš žvejosiu prūdę, bet visai kitam. Tas mano babytė. Važiavau pažvejoti, oras buvo geras, bet pradėjo lyti. Tik tai atvažiavau. Nežinau, kaip bus, bet tikiuosi seksis. Nežinau, ką gaudysiu. Žinau, kad karosai čia yra. Karosų visur yra. Tai nežinau, ar lietų kimba, nekimba. Ant raudelę kokia būtų smagu. Čia gilių daug, giliausia vieta 4 metrai. Tai nežinau, išbandysiu, manau, daug. Kokias vietas žvejosiu su plūdine. Dugninė tingėjau vešnis, nes turiu tokį dalyką. Tai, manau, reikia įsiruošti, dėtpaltį reikia užsidėti. Tenai tokį plasmasinį. Ir užsimest meškerę, bandyti žvejot, tai varau susiruošti. Lietpaltis mano, maišas, šiukšlių aš taip pat. Le, va taip vėjas, pučia, dar lietus lyja. Na, blogesnio oro negali būti. Gal gal tegu rūbų man svarbiau. Varau suruošti. Štai plūdelė, vėjas žiauriai nešoje. Dabar užsidėjau slieką ir nepamatau per kamerą, vėl kur plūdelė. Ir dar papasakosiu biškį informacijos. Nežinau, įdomios ar neįdomios, nežinau, žiūrėsim. Metamės meškerę, turiu persimest, nes vėjas nunešė visai prie kranto. Mečiau dabar toliau, kad, jeigu neš, kad atneš paskui tik tai, po kurio laiko, tai lauksim kibimų. Tuoj parodom. Tuoj. Op. Štai. Tikiuosi bus susidomėjimo, jeigu ką žvejosiu prie kranto, nes praeitą kartą, kai čia žvejau, man buvo paėję. Ištraukiau rūdelę. Aš neseniai čia žvejau, tai nežinau, gal eisiu paskui į gilę, bet prie krantą, o jūs neša, tai nežinau, žodžiu, laukiam kibimų, pirmi kibimai, o jūsų, blemba, čia mažykės, manau, bus, šitų mažykių, tai filmaisas, šiaip gali nespėt, štai prie krantą, tai čia bus tos mažykės, manau, turėtų būti. Čia žinokit, tikrai nereaguokit, kai nerinėja, nes čia gali, čia mažykės, nes čia krantas yra. Sliekas jam visada labai patiko. Kažin, kokia mažykė žuvė nepatinka sliekas, aš net neįsivaizduoju. Stipresnis būtų suprašy. Čia aš noriu prasisuk biškį valą, kad būtų įtampas. Na, reikės, manau, giliau tikrai mesti šitas mažykės. Domis tas lieka. Nežinau. Gal jūs jau nebematot čia tas plūdas, manau. Jo, čia nebematot. Va, jinai čia štai. Aš jau jos nebematot. Gal dabar jau matot, nežinau. Jezu, kaip man sunku. Čia biškį. Žodžiu, reiktų sugeneruoti ir tada viską parodys. Štai, padariau viską. Man šis mažykės mane taip nervuoja visada. Žinokit, nereaguokit, čia nerinėja, čia žinokit. Čia nieko gero, nieko čia. Sakau, nieko čia gero nėra. Tas mažykės tik tai nervuoja mane. Normaliau dabar gilį užsimečiau, normalesniam, tai ką žinau, dabar jau lauksim. Čia labiau plūdinę visada paeina, negu dugninę. Čia pirmą kartą pirmiau, čia prieš kelias dienas čia mums stovyklauti, tai nepaėjo mums ta dugninė, tik tai ta plūdinė. Tai nežinau, dabar reikia laukti, tiesiog laukti. Manau, daugumą žvejų žino,
kad kiekvienais metais kaimo turizmo sodyba Karpinė rengia renginį Kurtų karpį. Kiekvienais metais, aišku, kitais jau metais bus 2025 metai ir aš jame galvoju dalyvauti. Tai tiesiog pasakau, kad galit sulaukti video, kaip aš esu 2025 Kurtų karpį renginyje. Tikrai įdomu. Aišku, pinigų reikia pasitaupyti. Tikrai. Tai laukiu dabar kitų metų. Aišku, lygiai metai galima sakyti. Nes šiais metais buvo rugpjūčio 3, o kitais metais nežinau. Dar taip toli neorganizuoja. Tai nežinau, laukiam kitų metų dabar. Žodžiu, grįžtam prie žvejybos. Tai dabar persimečiau, užsidėjau kukurūzą, nes lieka tik tos mažytės kimba, tai tik tai trukinėja, tik tai aš visą žvilgtelį, nes nežinai, kada gali kibti, tai reiškia kažkas doms kukurūzų. Žodžiu, persimečiau, einu dabar stebėti jų plūdę, nes jau kažkas doms jie. Štai plūdė. Dabar užsimetus esu tolokai šiaip pakankamai. Čia aišku prizūminta. Tai laukiu kibimo. Ten koks gylis 2 metrai kažkur gali būti. Nežinau, kažkas domisi biškį. Nežinau. Žodžiu, laukiu rimtesnių kibimų. Kibimai ant kukurūzo pirmi švieži. Kibimai. Koks karosas domis, bet taip netoli krantą šiaip jos. Ta plūdė, tas vėjas pačia. Na tai bet. Dabar geriau. Esu pasiėmus rankas meškerį, jeigu ką. Tas taip fainai kibimo. Fainai, tai pakankamai. Aš jau išnešiau plūdę. Dabar geriau. Jėzu, kus mane balsai daros. Laukiam. Biškį kimba. Tikrai toksai matos. Jeigu jums neišplauktų plūdę, gal ir jūs matytume. Ajas. Aš nieko nedarau. Aš visiškai nieko nedarau. Nes nirčiai yra prie kranto. Širšutė praplaukėtas. Ta, praskrenda praplaukė. Mano tik tai praplaukė. Jūs nebematot. Jūs jau nebematot. Atrodo, galėtų tai biškį kažkas susidomėti. Seniai kažką šį buvau užtraukus. Jau visai kažkodo šios dienos. Nekokios, nieks beveik nekimba. Nieko nepagauna kimba, bet nieko. Gal dabar susidomės kažkas. Čia prie kranto atrodo. Aš ten niekada nesu į tą vietą nuėjus, kur dabar filmuoju. Ten, kur mano plūdė, nes ten man per gilu. Man ten labai per gilu. Ten jau gali būti kokie 2,5 metro. 3, 2. Gal, nežinau. Žodžiu. Laukiu žuvies. Na, perėjau dabar į gylį didesnį, tai kažkas domisi. Manau, mažytės gal žuvytės. Čia nesliekas, bet kukurūzas, nežinau.
Jau šiaip pavargau, kelias valandas čia sėdžiu. Ne, dabar greit nepaskaičiuosiu, bet žodžiu nuo 2, o dabar jau kažkur turėtų būti po 5, tai čia kelias valandas. Jau šiaip pavargau. Galvoju, dar biškį ir jau gal baigsiu žvejoti, jau namo reikės važiuoti. Tai vadu biškį ir manau jau baigsiu. Tai manau jau užbaigsiu žvejybą. Jau pakviečiau mamą, kad atvažiuotų manęs pasiimti, nes jau labai pavargau. Tai nieko nepagavau. Kaip visada, kas labai yra dažna mano kanale. Labai dažna. Tai manau jau atsisveikinsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo žvejyboje su Austėja. Ir viso gero.